Šiandien laidoje Auksarankiai. Kaip netapti sukčių auka? Mes čia girdim visokius ir pareiškimus, ir tie patys galų gale iš energetikos inspekcijos pareigūnai sugeba pasakyti arba savivaldybės, kad šilumos tiekėjas atsako tik iki namo. O toliau maždaug čia patys gyventojai tvarkosi. Iš tikrųjų taip nėra, nes sutartys yra dvišalės ir tai yra ne vieną kartą teisme išnagrinėta. Netrukus. Šiandien laidoje Auksarankiai. Kas ką ir už kiek nušvilpė arba 2011 metų kriminalinės suvestinės akcentai ir paskutinės naujienos iš kriminalinės policijos fronto. Reikia biškai turėti ir sąžinės, aš suprantu, kad reikia tam uždirbti, bet ne tiek. Krestomatinė pinigų plovimo schema arba kaip dėdės Kačerginėje Nemuno žiedo trasoje buhalterija su Vordu vedė. Ilga istorija, kurią dabar tyrinėja FNTT. Tiesiog. Ir laidos pabaigai aktuali tema – šildymo sąskaitos, teisinė bazė ir mechanizmai, pagal kuriuos kas mėnesį mes atsisveikinam su nemenku savo piniginės turiniu. Ilgos temos pradžia ir specialisto komentaras. Ir jis vienintelis išdrįso tai parašyti. Beje, savo istorijas šią temą galite siųsti elektroniniu paštu btvreporteris@gmail.com. Naujausias žinias ir būdus, kurias tas sąskaitas galima sumažinti, skelbsime savo laidoje. Taigi, sveiki sulaukę naujųjų 2012 metų. Tikėsimės, kad šie metai visiems bus geresni nei praėjusieji, kurie daugam buvo neramūs, nes žlugo bankai, mažėjo pajamos, brango produktai, o metų pabaigoje gyventojus nudžiugino kalėdinės sąskaitos už šildymą. Pradėsime nuo to, kad metų pabaigoje be ekonominės statistikos paaiškėja ir kriminalinė statistika, pasak kurios metų pabaigoje policija dažniau važiavo į buitinius iškvietimus pagal Seimo naujai patvirtintą smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Vagystės ir plėšimai iš butų. Pasak statistikos, dažniausiai į namus patenkama per plastikinius langus, neužrakintas duris, pigias durų spynas arba tiesiog prastas duris. Patys matot, per tokias užrakintas iš pažiūros metalinės duris patekti į butą vieni juokai. Kad mažai kainuotų ir būtų labai gerai, taip nebūna. Ir kaip sako spynų meistrai, įeiti galima su konservų atidarytuvu. Ten, kur, sakykime, duris kainuoja apie porą šimtų, tai galima sakyti, kad jos atsidaro su paprastu konservų atidarytuvu. Nes skarda yra maksimum 0,7 mm, tai yra lengvai įveikiamas iš to įrankiu. Dažniausiai vagiami pinigai, kreditinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai ir kiti gana nedideli greitai realizuojami daiktai, tokie kaip fotoaparatai ir telefonai. Jei turite namuose seifą, pasirūpinkite jo įtvirtinimu. 2011 metais Lietuvos pasienyje sulaikyta beveik 200 vogtų automobilių, o tai yra daugiau nei prieš metus ar du. Daugiausiai tokių automobilių sulaikyta pasienyje su Baltarusija. Dažniausiai tai buvo Vokietijoje ar kitose Europos šalyse nuvaryti automobiliai. Vienoje iš Auksarankių laidų pasakojome, kaip veikia gerai organizuotos automobilius nuvarančios grupuotės. Praėjusiais metais padažnėjo atvejų, kai nusikaltėliai automobilius nuvaro dalims. Policijai metų pabaiga buvo rezultatyvi ir buvo sulaikyta ne viena gerai organizuota nusikaltėlių gauja. Vos prieš kelias dienas po ilgalaikio tyrimo policijos kriminalistai sulaikė gerai organizuotą Panevėžio grupuotę, kuri kelerius metus visoje Lietuvoje vogė automobilius ir vėliau juos parduodavo. Nusikaltėlių organizacijoje buvo pastovūs nariai atsakingi už tam tikras sferas.
Sulaikytieji nusikalstamiems tikslams naudojo automobilius galingais varikliais, visais varomais ratais. Be to, juose buvo įmontuoti specialūs šviesos signalai. Išradingi sukčiai, esant reikalui, imituodavo policiją ir sprukdavo iš nusikaltimo vietos. Prieš kelias dienas teismas visiems sulaikytiesiems skyrė kardomasias priemonės – suėmimus. Tęsiant šią temą, jau kitoje laidoje matysite reportažą apie tai, kokiais efektyvaus apsaugos būdais jūs galite apsaugoti savo automobilius, turint galvoje ne tik automobilių nuvarimus, bet ir automobilių detalių vagystes. O dabar jūsų dėmesiui labai įdomi vienos viešosios įstaigos istorija. Be jokios abejonės, savo letinas į pinigų upelius praėjusiais metais buvo įmerkęs ne vienas prie pinigų lovio priėjęs tipelis. Buvo išaiškinta ne viena pinigų plovimo ar grobstymo schema. Apie vieną tokių pats laikas pakalbėti ir mums. Tai va šitokia veikla yra labai įdomi. Na, tiesiog. Jūsų dėmesiui interviu su sporto departamento direktoriumi Klemensu Rimšeliu. O kalbėsime su juo apie gerus ir labai negerus darbus, kurie vyko Nemuno žiedo komplekse, kurį ilgus metus valdė į šiltą vietą įsitaisęs vienas direktorius, kuris dažnai keliavo, o buhalteriją vesdavo Wordu. Tekstų redagavimo programa, kuri skirta beletristikai rašyti, o ne pinigams skaičiuoti. Mento teisės skyriaus specialistai, kai susipažino su mokesčių inspekcijos išvadomis, tai jie man apibūdino situaciją įstaigoje taip, kad tai yra vos ne chrestomatinis veikalas, kurį galėtų studijuoti teisės fakulteto studentai, kaip iš tikrųjų yra plaunami pinigai ir kaip iš tikrųjų šiuo atveju yra galimai apgaudinėjama valstybė. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad šiuo metu situacija yra pasikeitusi ir šiam sporto kompleksui vadovauja nauji žmonės, kurie deda nemažai pastangų į šios vietos prikėlimą. Nesusidūrusiems su auto ir motosportu pranešame, kad Nemuno žiedo trasa yra vienintelė reljefinė asfalto trasa Baltijos šalyse. Joje galima rengti rimtas tarptautinės varžybas, tačiau dėl lėšų stygiaus, o kur jos buvo naudojamos dabar tiria FNTT ir nesutvarkyto saugumo arba blogos kokybės varžyboms reikiamos infrastruktūros stovio, tokių varžybų per metus vyko labai nedaug. Be to jas organizavo įvairūs sporto klubai, kurie be kita ko patys susimokėdavo už trasos valymą, jos gerinimą ir rūpinosi tokiais dalykais kaip televizijos transliacijos. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Šiandien laidoje Auksarankiai, nelegalaus bizniuko klestėjimo receptai, šildymo sąskaitos ir eksperto komentarai. Organizavom susitikimus su visom viešosiom įstaigom, tiek biudžetiniam, tiek viešosiom įstaigom. Ir atkreipėm dėmesį, kad kažkaip tai Nemuno žiedo, kaip pasakyti, atstovavimas yra ganėtinai sudėtingas. Nes buvo tokių atvejų, kai kvieti, tai neatvyksta. Kada pasiklausė, dėl kokių priežasčių neatvyko, tai tada gaunasi, kad labai dažnai šioje viešojo įstaigoje strigo kompiuteriai. Tai kada raštu oficialiai įsiunčiama ir kviečiama atvykti į departamentą būtent dėl finansinių ataskaitų, tai tada pasirodo, kad vadovas atostogose ir įsivežęs pašto dėžutės raktelį ir niekas negauna raštų kvietimo. Vienu žodžiu, susidarė tokia savotiška tokia aplinka ir bendravimo dalykai, kad kažkas tai lyg tai būtų ir ne visai tvarkingai arba pagal nusistovėjusią tvarką, kaip turėtų atsiskaitinėti viešosios įstaigos. Grįžtant prie visai nesenų laikų, reikia paminėti, kad žiedo direktoriaus ir viešosios įstaigos veikla FNTT jau kartą domėjosi. Tiesa, tyrimai apčiuopiamų rezultatų nedavė, o įdomių istorijų būta ir ne viena. Gavom ataskaitas, mūsų finansų skyrius atkreipė dėmesį, kad ataskaitos yra padarytos Wordo sistemoje ir toje sistemoje nesinaudojant jokia skaičiavimo programa, bet paprasčiausiai surašyti skaičiai ir kada su paprasčiausiu
kalkuliatoriumi buvo suskaičiuota, pasirodo, kad ataskaitos duomenys galutiniai variante netitinka iš tikrųjų visų sudedamųjų dalių. Kilo tam tikri įtarimai. Po to buvo prašoma, kad būtų atliktas auditas, tai kaip ir buvo užsakytas vieną kartą auditas viešosios įstaigos, bet auditorius negalėjo pateikti audito išvados, todėl kad pati viešoji įstaiga nustatė labai glaustus terminus šito vietoje ir jie negalėjo pateikti išvados. Ir visą laiką mes tokį kaip ir jautėm santykį lyg ir vengimą atsiskaityti, likti kažkokių tai skaičių koregavimą ir taip toliau. Tai vis dėlto po to buvo išreikalauta, kad būtų toje viešoje įstaigoje atliktas auditas. Ir žinot, audito rezultatai viešosios įstaigos, kuri 100% priklauso Kūno kultūros ir sporto departamentui, mus, taip jau galima sakyti, net nešvelniai nustebino. Tai mes pamatėme, ten buvo fiksuoti dalykai ir apie PVM sąskaitų faktūrų klastojimą. Ir tas klastojimas net buvo vykdomas taip primityviai. Ir kad, pavyzdžiui, praeitų metų sąskaitos apmokamos einamaisiais metais ir net sąskaitų PVM faktūrų sąskaitų net numeriai nebūdavo ištaisyti, paprasčiausiai užbalinta data ir dar kartą padaromi apmokėjimai. Už kai kurias paslaugas buvo mokama kelis kartus. Po to mums krito labai dėmesį atkreipėme tai, kad nors nurodė ataskaitoje ir iš klausimų sakė, kad tarp vadovo viešosios įstaigos ir pačios viešosios įstaigos jokių finansinių sandorių nebuvo, bet mes akivaizdžiai matome tokią situaciją, kad vis dėlto tie sandoriai buvo. Ir tie sandoriai buvo labai, labai įdomus. Patikrinimo metu nustatyta, kad didžiausia dalis atsiskaitimų su prekių ir paslaugų tiekėjais buvo vykdoma grynais pinigais per įmonės vadovą Eduardą Jaką. Dalis atsiskaitimų grynais pinigais vyko per įstaigoje instruktoriumi dirbantį jo sūnų Modestą Jaką. Ko nepaklausė, niekas nesusigaudo, kas čia darosi. 25 metai vyko Lietuvos autoralio čempionatas, o šiemet jau jo nėra. Ten Kastytis Rardas Gadauskas turbūt grabe ten vartosi dabar, kai mes šitas tėmas kilnuojam. Pastebėjome, kad pats direktorius įstaigai skolina pinigus grynais pinigais. Visos operacijos vykdomos grynais pinigais ir tų grynų pinigų operacijų vykdymui pinigus gauna pats direktorius arba jo sūnus dirbantis instruktoriumi. Tai, pavyzdžiui, pasižiūrėjus per laikotarpį 2005 metai, direktorius paskolina viešai įstaigai 1 250 000, 6 metais 565 000, 7 metais 430 000, 8 metais 780 000, 9 metais 151 000, 10 metais 227 000. Tai reiškia skolina ir paskui grąžina, paima atgal grynais pinigais paskolą iš viešosios įstaigos. Tai pavyzdžiui, 5 metais paskolina ir 5 metais tiek pat atsiema. Paskolina 1 250 000 ir atsiema 1 250 000. 10 metais atsiemė, pavyzdžiui, atgal 1 000 000 litų. Čia kažkokie nebūti dalykai. Būdavo traktuoja, kad ten saugumo plano nebuvo, dar kažko nebuvo. Anais raliais mes irgi taip darėdam, susirenkam operatyvinę grupę, 10-12 žmonių įsiskirstom darbus. Prieš ralį dar darydavom derinimus ten, aišku, nusižengdavom tais reglamentais, bet niekada nebūdavo, kad kažkas tai pasakydavo, kad šitą mes atšauksim Lietuvos čempionato etapą. Ir tai buvo pastebėta, kad galimai klastojami dokumentai viešojoje įstaigoje, tai iš principo klausimas, ar tik tai fiksuojami, o pačių pinigų nėra, o tik tai išėmėmi gryni pinigai iš pačios viešosios įstaigos. Audito išvados pagrindu buvo sudaryta komisija, atsižvelgė į pavyzdžiui, direktoriaus tam tikro darbo metodiką ir negebėjimą, pavyzdžiui, nustatyti nei finansinės apskaitos tvarkų, nei iš vis kažkokių tai vykdymų ir atsiskaitimų su tiekėjais normalia tvarka. Ir buvo perduota į valstybinę mokesčių inspekciją patikrinimui ir taip pat finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad viešoji įstaiga
dirbo kaip ir bankas, nes, pavyzdžiui, direktoriaus sūnui buvo suteikta beprocentinė paskola 100 000. Po to jinai gražinta, įnešta grynais pinigais į kasą. Man net sunku apibūdinti, kaip čia buvo dirbama. Bet aš jums galiu parodyti, čia visur, kur sudėtas žymos. Galima skaityti ir, pavyzdžiui, visiems, kaip reikia taip dirbti, kad savo pačiam būtų gera. Sąskaitos faktūros daugeliu kompanijų buvo falsifikuotos. Nuo pačios sąskaitos faktūros blanko iki antspaudo ir iki pasirašysių asmenų. Sodros duomenimis tie asmenys, kurie nurodyti sąskaitose faktūrose, jie yra nedirbę. Kai kuriais atvejais su įmonėmis, su kuriais vykdavo tam tikri kaip ir atsiskaitimai liktai, kaip čia juos pavadinti, čia įsiaiškins ikiteisminis tyrimas. Bet pavyzdžiui, kai kurių tų būtent juridinių asmenų, su kuriais vykdavo atsiskaitimai darbuotojai arba vadovai, yra faktas, kad ir buvo teistų asmenų, o kai kurių iš jų net neranda gyventojų registrė. Tai praktiškai asmenys iš vis neegzistuojantis. Ir atsižvelgiant į tai, kad antiek nustatyta falsifikavimo faktų, kad tai tiesiog sunku kalbėti apie pačią įmonės veiklą. Patikrinimo metu buvo parodytas pelnas virš 2 milijonų 10 metus, tai vien patikrinimo metu buvo tas pelnas sumažintas kelis kartus, kad liko galų gale po patikrinimo pabaigoje tik tai arti 300 000 pelno. Labai įdomus atvejis yra, kad, pavyzdžiui, galiu atkreipdėmėsi, kad reklamos paslaugom išleista 6 metais yra 4 500 000, o 7 metų pirmam pusmetį 1 300 000 beveik. Bendroji sumoja apie 6 milijonus. Užsakovas yra viena UAB, toje įstaigoje, kuri vykdė reklamos paslaugą, tai dirbo vienas asmuo. Iš tikrųjų, ir tokių apimčių net ir įvykdyti negalėjo. Taip jau logiškai, bent jau specialistų išvada yra tokia. Finansavimas vyko šios įstaigos tiek ir iš kelių direkcijos fondo, tai yra lenktynių trasai tvarkyti, renovuoti. Tai galiu atkreipdėmėsi, kad kai kuriais atvejais tai, kas turėtų būti padaryta, pavyzdžiui, įrengta aikštelė, tai toje vietoje yra žolė ir jokios aikštelės iš tikrųjų nėra. Kitas dalykas labai įdomus, kuris taip pat krito į akis, tai įstaiga iš principo per tiek metų, jau, kiek jinai egzistuoja, jinai iš esmės nieko neturi. Nei kompiuterių, nei fakso aparatų, nei stalų, nei telefonų, absoliučiai nieko. Net buvo atvažiavę į namelius, kurie yra skirti sportininkam, tai net kiti neaiškus asmenys pasiėmė net ir visą patalinę, nes tai irgi pasirodo ne įstaigos. Mums tiesiog aktualus yra rezultatas. Tai yra vienintelė trasa Lietuvoje tokio tipo ir mes labai norėtumėm, kad jinai atitiktų kažkokius europinius standartus. Šiam momentui jinai yra ganėtinai prasta lyginant su artimiausių kaimynų. Dabartinis direktorius žymiai arčiau yra sportininkų ir vyksta bendradarbiavimas, interesuotumas, renginių organizavimai atsigavo ir norinčių važiuoti irgi daugėja, kai vyksta daugiau renginių, tai judėjimas vyksta, tai yra labai gerai. Pirmiausiai, ką radau, tai kad buvo, matėsi akivaizdžiai, kad paskutinėmis dienomis vadovavimo buvo visi pinigai iš viešosios įstaigos paimti, tiek esantis pačioje trasoje. Vienas toks dar įdomus dalykas, kad tik 2011 m. birželio 1 dieną, tai likus savaitei iki direktoriaus atleidimo, buvo įrengtas kasos aparatas pačiame žiede, iki tol jo net nebuvo, buvo tik tais kasos orderiukai. O štai naujojo direktoriaus komentaras apie atlyginimus. Dauguma jų dirbo už pusę etato ir už minimalius atlyginimus. Na ir tiesiog toks pačioj pradžioje iš karto susidarė pakankamai įdomus vaizdas, kad jie už tokius atlyginimus dirba. Tačiau pradėjus man darbuotis, praėjus mėnesiui laiko, žmonės pradėjo skųstis, kad kaip ir mažokai jie uždirba. Tuomet man natūraliai pasidomėjus, tai o kas pasikeitė, juk aš nemažinau jums algos, aš jums moku tiek, kiek jūs iki tol uždirbote. Na, tada, aišku, galimai
paaiškėjo, kad jie galbūt gaudavo ir papildomų kažkaip tais pajamų, reiškia, prie to, kas buvo numatyta oficialiame atlyginime. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Šiandien laidoje Auksarankiai – nelegalaus bizniuko klestėjimo receptai, šildymo sąskaitos ir eksperto komentarai. Laidos pabaigai dar viena, ko gero, kiekvienam iš mūsų aktuali tema, kuri kasmet kartu su žiema bumerangų sugrįžta į visų mūsų namus. Šildymo sezonas ir kalėdiniai stebuklai. Valdžia, mano nuomonė, turėtų ir būti valdžia. Ir užtikrinti vartotojų teises, kaip numatyta mūsų konstitucijoje, kad valstybė gina vartotojų teises. Pavyzdžiui, vartotojų, ne monopolininkų, ne oligarcho, būtent vartotojų. Tačiau dėja, pas mūsų vartotojų teisės stovi aukštyn kojom. Laidoje rengsime šiai temai skirtų reportažų ciklą. Negana to, Paulius prieš šilumos tiekėjus yra laimėjęs ne vieną bylą ir turi ką pasakyti visiems didelės sąskaitas apmokantiems piliečiams. Savo butą aš atjungiau nuo centrinio šildymo 2001 metais. Kas paskatino, tai be abejo noras žinoti, kiek aš ir už ką moku. Ir be abejo mokėti mažiau esant galimybei. Pirmiausia, aš atjungiau karštą vandenį, tiksliau pakeičiau karšto vandens ruošimą į elektrinį boilerį, nes tuomet mėnesį pragyvenau su šaltu vandeniu. Ir tai buvo paskutinis lašas, tada paėmiau visus vamzdžius, nupjoviau karšto vandens ir pasistačiau boilerį. Na, kadangi buvo vasara, po to sekė ir kiti veiksmai, tai yra, pažiūrėjau, kad galima šildys ir elektrą. Pasiskaičiavau, man pasirodė, kad tai apsimokės. Padidinau elektros galingumą bute, sutvarkiau instaliaciją, kabelius ir pašalinau šildytuvus. Aš pažiūrėjau įstatymus. Tokie darbai yra priskiriami paprasto remonto darbams. Jiem nereikalingas joks nei projektas, nei leidimas. Na, buvo tie darbai atlikti, kai atlikau, išsikviečiau komisiją, pranešiau be abejo šilumos tiekėjai. Na, ten, aišku, atlikė komisiją, ten grasino, kad čia jūs dar pasigailėsite, kad čia, žodžiu, čia jums taip paprastai nesibaigs. Surašė kaip aktą, kad demontuota sistema centrinio šildymo bute. Po to gavau laišką iš Vilniaus energijos irgi su ilgiausias, kaip nurodom įstatymus ir ten grasinimus, kad jūs dar pasigailėsite ir čia už viską atsakysite. Ir laiško pabaigoje buvo parašyta, kadangi jūs nebevartojate šilumos, tai jums bus tik skaičiuojama už laiptinę šildymą. Šis žmogus savo kailiu yra įveikęs ne vieną šiluminį kryžiaus kelią ir daugumą oponentų maldelių žino kaip tėve mūsų. Tokius darbus reglamentuoja statybos įstatymas. Tai numato šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnis, labai aiškiai parašyta, kad šildymo būdas yra keičiamas pagal statybos įstatymą. Na ir šiuo metu tvarka yra ganėtinai, sakyčiau, paprasta. Kai 2010 metais pakeitė statybos įstatymą ir šios darbus, tai yra bendro naudojimo sistemų, taipogi šildymo sistemų, bet kokius rekonstrukcijas, renovacijas prilygino paprasto remonto darbams, šiem darbam nebereikėjo jokių nei leidimų, nei projektų, nei derinimų, nei sutikimų. Reiškia, nuo 10 metų spalio 1 dienos iki pernai Liepos 1 dienos tie, kas spėjo atsijungti, jie dabar ramiai tai viską įteisina, nes jiems nereikėjo visiškai jokių leidimų. Ir net statybos inspekcija yra ne vieną kartą parašiusi oficialiai, kad nuo 10 metų spalio mėnesio iki praeitų metų Liepos nereikėjo jokių leidimų. Šią temą tęsime jau kitoje laidoje, o ekrano apačioje kartojame elektroninį paštą, kuriuo galite atsiųsti savo receptus, kaip efektyviai bendrauti su šilumos ūkiu. Fiksuosime ir didžiausias, ir mažiausias sąskaitas už šildymą, bei apžvelgsime receptus, kuriais daugiabučių gyventojai mėgina atsijungti nuo centralizuoto šildymo, arba bent jau sutaupyti šildymui išleidžiamų pinigų kiekį. Ir nieks nežino, nieks nepasako, čia mes iš scenos kalbam gražiais veidais, apsirengęs, užlipsės, o finale kažkur vyksta užkulisiniai
reikalai. Niekas nieko nežino. Tai siūlyčiau vis tiek po to ralio kažkokį tai organizuoti žmonės, kad pasiaiškytų, kažkas parašytų, ar žiniasklaida parašytų, kažkas įsiaiškytų, kuomet čia reikia.